Sveiki, mano vardas Romanas, man 25 metai, papasakosiu apie Hubą. Hub'e aš darau tą patį kaip ir anksčiau, darau interneto svetainės ir taip pat vedu svetainių kūrimo kursus. Kas yra labai gerai, čia vyksta pakankamai dažnai renginiai, kur galima susipažinti irgi su kitais profesionalais, kur tiesiog galima kažką sužinoti, įvairūs seminarai. Yra labai įvairių žmonių ir yra daug žmonių iš IT, taip pat čia yra žurnalistai, projektų vadovai. Palyginus su darbu namie, čia yra didesnis darbo efektyvumas, kad yra daug kontaktų. Aš esu Jolita. Mano pagrindinės veiklos yra dvi. Aš užsiemu knygų leidybą ir užsiemu internetinę prekybą nuotraukomis interjerui. Tai iš tikrųjų, kai atėjau ir pradėjau dirbti, tai buvau labai maloniai nustebus dėl to, kad nors IT žmonių galbūt ir yra daugiausiai, bet taip pat yra ir daug kitų specialybių žmonių ir malonu tas, kad visi yra labai susikoncentravę į savo darbą ir savo veiklą ir jeigu reikia ar patarimo, ar kažkokio kontakto, ar šiaip kažkokios pagalbos, tai visi yra pasiruošę padėti. Visi patogumai reikalingi ofisui, kaip skaneris, printeris, virtuvėlė su kava ir panašiai. Mėgstamiausias daiktas, kavos aparatas. Tiesiog taip. Tai mano vardas Dovilė, man 25 metai. Aš dirbu su ChopChop ir ChopChop tai turim vakarienės namus ir kulinarijos kursus dabar organizuojam. Yra privalumas, kad tu atskiri erdves, kad namai nėra tau susimaišę, kur tu sėdi ant lovos ir ten turėtum kaip ir miegot, bet tu paprastai ir dirbi lovą ir tau toks visiškas susimaišymas, nes tas labai svarbu, aplinka tave nuteikia. Čia ateini į Hub'ą ir tu nusiteiki tam, kad tu čia dirbi. Bet man atrodo, kad čia ateina tokie, ne visai tokie patys kaip tu, bet irgi atviri, tokie, nežinau, protingi žmonės, įdomus. Tai viskas, kaip tik man ta įvairovė ir žavė. Sveiki, esu Julius, man 25 metai ir Hub'e dirbu realiai prie dviejų veiklų. Pirmoji pagrindinė tai yra inventorizacijų paslaugos, o antroji veikla yra vadovauju elektroninės parduotuvės Sveikas Mažylis LT veiklai. Taigi į Hub'ą atėjau prieš mėnesį, pagrindiniai motyvo buvo tai, kad čia galima rasti gerą atmosferą, taip pat naujų pažinčių plėtimo ratas ir galimybę naudotis resursais. Aišku, dar yra labai didelis problemas, kai yra atskiras erdvės, tai yra vietos susitikimams, vietams interviu, vietams seminarams ir panašiai. Realiai visiems ieškantiems puikios darbo vietos rekomenduočiau ateiti į Hub'ą, dėl to, kad galima tikrai čia dirbti, galima rasti puikių žmonių, galima rasti kontaktų naujų ir taip pat naudotis žmonių resursais. Tai realiai tai tarsi ofisas už mažą kainą. Ar galvočiau apie savo kažkokią parduotuvę, tai tikrai čia ateičiau. Taip pat, aišku, nemokami dalykai, kaip nemokamas internetas, nemokama kava ir panašiai. Tai yra geresnė vieta tobulėti.